išleista knyga apie tuos pačius Raudondvario Tiškevičius. Tai gal Aldona pristatydama savo naują leidinį, nepalyginamai didesnį, storesnį ir 100 kartų gražesnį, šiuolaikiškesnį, modernesnį, pasakys, kodėl antras leidimas yra. 1998 metais išleista knyga ir ta knyga buvo puikus tyrimas. Tačiau tai, ką dabar mes turime savo rankose, tai galima palyginti kaip buvusį upelį su jau Nemunu virtusiu tyrimu, kadangi jis tikrai labai smarkiai yra išplėstas. Gerbiama Aldona, tai tikrai žodis dabar turbūt po Ingridos tokio puikaus įvado turėtų priklausyti jums. Išgirdau norą raudondvariškių naujos knygos, naujos arba pakartoti seną. Pakartoti senos jau buvo nebeįmanoma, kadangi seni laikai ir Vilniaus universiteto leidykla buvo viską jau praradusi. Teko galvoti gal apie naują knygą, bet ir tai labai abejojau, kol pagaliau aš išvydau 2021 metais išleistą knygą pavadinimu Sugrįžimas. Joje buvo, tai knyga albumas, greičiau reiktų tai pasakyti, Benedikto Henriko Tiškevičiaus nuotraukų iš Gražinos ir šito Algimanto Petraičių rinkinio. Pavarčiusi nuotraukas, aš tikrai nebesusilaikiau nuo noro rašyti knygą ir ieškoti būtent interjeruose matomų paveikslų, skulptūrų. Tai taip įtraukia ir aplamai paieška meno kūrinių, jų istorijų atgaminimas, istorijų rekonstrukcija mane visą laiką traukė. Ir to noro numalšinti jau nebegalėjau ir pradėjau ieškoti tų kūrinių. Tai be galo daug detektyvinių istorijų, kurios tikrai mane labai džiugino ir tas užvedė. Tai va, knyga parašyta, dabar malonu būtų, kad, kaip sako, ją naudotųsi visi. O pristatysiu trumpai, papasakodama apie pačius grafus, šiek tiek greitai prabėgsiu per jų vėliavą, kaba 2 kirviai. Jie taip pat saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Štai empirinis salonas Raudondvaryje, kaip matote nuotraukoje Benedikto Henriko Tiškevičiaus matosi dalis portreto, o Marčelo Bočerelio, Stanislovo Augustą Poniatovskį per karūnavimo iškilmes pavyko rasti Varšuvos nacionalinėme muziejuje. Jisai eksponuojamas dabar Varšuvos karališkųjų rūmų salėse. Dabar keli interjerai iš Vielos rūmų. Viela yra Baltarusijos teritorijoje. Matome holą Vielos rūmų su Jano Mateikos, Steponas Bataros Priepskovo paveikslu. Štai čia to paties holo vaizdas, kairėje matome dar Stepono Batoro portreto dalį, per centrą Jonušo Tiškos portretas, kurį pavyko rasti internetinėje erdvėje, matomai priklauso privačiai. Pirmiausiai turėčiau pasakyti didžiulį ačiū Aldonai Snitkuvienei už tai, ką jinai nuveikė, ką jinai atliko, ką jinai padarė. Ir mes čia galim tokią turbūt, tarsi metaforą, ar ne, kai kažkas iškrenta iš rankų ir sudūžta ir išsibarsto po visą erdvę daug įvairiausių didesnių ar mažesnių detalių. Ir turbūt tai nutiko ir su grafais Tiškevičiais. Istorija mūsų kraštams yra
negailestinga ir mes nuolat patiriam įvairias agresijas, karus, iššūkius ir kurie verčia mus priimti vienokius ar kitokius sprendimus ir dažnai tie sukurti, kuriami gyvenimai, jie dušta, jie išsibarsto. Turbūt panaši istorija buvo prieš keletą metų, kada lygiai taip pat turbūt panašiai pristatinėjom ir kalbėjom apie kitą Aldonos knygą skirtą Tilmansų giminiai. Tai vėlgi panašus dalykai, panašios istorijos ir tai yra didžiulis darbas vėlgi surinkti tas kruopelytes, mėginti surinkti krūvą ir iš jų sudėlioti tą buvusį daiktą, buvusį paveikslą, buvusį gyvenimą. Tai ir čia mes matom būtent tai, ką per savo tos dešimtmečius darė ir daro Aldona. Turbūt tas darbas niekada nesibaigs, nes kiekvieną dieną vis kažkur norisi kažką surasti ir atrasti. Taigi čia greta to nuoseklaus pasakojimo apie įvairias Tiškevičių asmenybės mes rasime jų pomėgius, jų gyvenimą, jų aplinką,